Dabar šitas labirintas yra įrengtas vaidenio tokio entuziasto. Labirintai, kaip jūs žinot, yra tokie susimąstymo, susikaupimo, pabuvimo vienumoje. Kai kas sako, jie buvo rengiami labai daug tūkstančių metų. Senovės Graikijoje, Egipte, romėnai rengė labirintus įvairiem tikslam. Vieni rengė labirintus, kad juose pasikleistų ir kažkas neišeitų tokiem, sakykime, piktiem kėslam pradžioje prieš daug tūkstančių metų. Paskui buvo rengiami labirintai kiti visiems dievams, dievų garbiai, tikėjimo garbiai. Ir dabar paskutinių 200 metų kažkiek tai įsivyravo kaip puošybos elementas dvaruose, parkuose, kur nors tokiuose gražiuose viestuose kaip meditaciniai. Joje pasidarė tiesiog susikaupimai, meditacijai. Aišku, čia yra labai mažas labirintas, jis yra vaikštomas ir aš pati vaikštau. Ateina vaikai vaikšto, labai mėgsta, tėveliai sėdi ant suoliuko, o vaikučiai laksto. Tai matyti, jiems irgi patinka tokia. Yra tokių, kurie iš tikrųjų eina susimąstę. Reikėtų nekalbėti, reikėtų susikaupti, o viduje atėjus į patį centrą reikėtų iš tikrųjų, galbūt ir kai tyliai praeini tą labirintą pirmin ir atgal, kažkokios mintys ateina tokios nekasdieniškos, sakyčiau, nekasdienės mintis ir galbūt susimastai daugiau apie prasmę, apie praeitį, apie ryšį su savo protėviais. Čia kaip kiekvienam išeina. Pabandykite eiti ir pabandykite pajausti tai, ką pajausite. Čia kiekvienas pajausite skirtingai. Niekam nebus vienodos patirties einant tuo ar kitu labirintu.